tiesiog kad galima tiesiog įvedus Google paieškoje tiesiog įvesti data volės parašyti ir atsidaro, kad galima parsisiųsti šią programą. Tai ši piktograma tiesiog įsiinstaliuojame į kompiuterį ir turime programą. Taip. Tada galbūt pradėsiu nuo to, ką turi turėti sekretorius. Tai mes kaip sekretoriai turime turėti namų komandos prisijungimus, su kuriais mes jungsimės prie rungtynių. Šiuos prisijungimus visi turime turėti, tai su jais ir pradedame jungtis. Taigi dieną prieš tuos prisijungimus, nežinau, Alisa atsiunčia, ar čia programa atsiunčia, ar... Monika, dar tada patikslinimui, namų komandos tu turi minty ten, kur yra parašyta stats, taip? Taip. Taip. Jungiamės su tais prisijungimais. Tai dieną prieš turime padaryti check-in rungtynių. Check-inas reikalingas kam? Kad patikrintume tuos pačius prisijungimus, ar jie veikia, ar mes su jais prisijungiam, kad nebūtų bėdų atėjusių rungtynės, kad bandom prisijungti ir mums neina prisijungti, tada dar turime parą laiko išsiaiškinti dėl prisijungimo. Taip pat patikrinti, ar nereikia atnaujinti programos, kame girdėjau buvo problema kažkas, kad neišėjo atnaujinti programos, po to vykdė rungtynės ir nebeišėjo įkelti rungtynių, tai aš manau, kad čia buvo problema. Nes man taip pat šį sezoną pradedant dirbti, reikalavo programa, kad aš atnaujinčiau, gana sunkiai atnaujino, bet atnaujino ir tada viskas veikia be problemų. Ir taip pat tiesiog pasitikrinti techninius dalykus, prisijungti, padaryti check-iną ir jeigu viskas tvarkoj, tada kitą dieną bus tiesiog lengviau prisijungti. Tai dabar parodysiu, kaip padaryti tą check-iną. Prisijungus, spaudžiame check on official match. Einame toliau. Laukiam, kol iškraus. Ir čia man kažkodėl dabar taip atidaro. Dar kartą pabandysiu. Kadangi jungiausi šiandien. Čia turėtų atidaryti lentelę, kur yra prisijungimai. Pasirinkti Lietuvos tinklinio federaciją ir prisijungti prisijungimus. Kadangi čia šiandien, spausiu back, šitą. Kadangi dabar darau testinį variantą, nes neturiu jokių vykstančių rungtynių, tai tiesiog pasirenku testinį variantą, ką kiekvienas gali padaryti namuose, pasitreniruojant. Testinio varianto prisijungimai yra tiesiog scorer test ir scorer test, su kuo dabar ir prisijungsiu. Eisime next toliau. Ir mums atsidarys lentelė, kur bus Lietuvos tinklinio federacijos ar tais atkrintamosios pusfinaliai, finalinės rungtynės pasirenkame mums reikalingą. Einame toliau. Laukiam, kol iškraus. Laukiam. Čia dar apačioje rašo, kad tai yra check-ino mūsų atlikimas būtent. Laukiam ir tada atidarys lentelę, kur bus įrašyta daugiau tos komandos namų rungtynių ir pasirenkame būtent mums reikalingas, tai žiūrime pagal datą, laiką, komandas. Jeigu šios rungtynės, spaudžiame load match. Einame toliau. Tada atsidaro lentelė su interneto patikrinimu, tiesiog palaukime, kol jį patikrina. Tai vyksta ir per check-iną, ir per jau pildomas rungtynės, visą laiką tikrina internetą. Čia apačioje dešinėje atsidaro tas toksai lentelė. Turbūt sporto mokyklų gal teisėjai nesijungia, bet būna Lietuvos čempionate, teisėjai turi telefonuose ar planšetėse programas,
su kuriom pagal šį adresą ir slaptažodį prisijungę gali matyti savo telefone arba planšetėje vaizdą, kurį jūs matote pildydami protokolą. Tai kai patikrina mūsų internetą, spaudžiame Next ir atsidaro rungtynių informacijos langas. Visas viršus būna jau supildytas, mums čia nieko pildyti nereikia, kadangi dar nežinome, kokiomis maikėmis kitą dieną žais komandos, taip pat nieko negalime pildyti. Šioje vietoje jau būna supildyti dažniausiai pirmas ir antras teisėjas, jeigu ne, tai irgi kitą dieną supildysime, nes nežinom, kas teisėjaus. Galime save įsirašyti, bet jeigu neįrašysime, irgi nieko blogo nebus. Tiesiog tokia bendra informacija, spaudžiame OK. Čia, kadangi viršus nesupildytas, nieko blogo, čia visą laiką spaudžiam ne ir einame toliau. Taip, atsidaro langas su žaidėjų sąrašais, spaudžiame Next, atsidaro kitos komandos žaidėjų sąrašai, spaudžiame OK ir atsidaro bendras langas. Ką mums čia reikia padaryti, tiesiog paspausti Test Live Match, Execute Check. Ir mums rašo, kad šių rungtynių check-inas buvo sėkmingai padarytas, spaudžiame gerai, viskas mūsų check-inas atliktas. Taip. Tuomet tada einame prie pačių rungtynių. Monika, atsiprašau, turiu klausimą. Jeigu per check-iną pamato, kad negerai kažkas įvesta duomenis žaidėjų, ar gali pati komanda, tas statistas kažkaip taisyti, ar tada būtinai reikia kreiptis į administratorių sistemos ir tik administratorius gali pakeisti? Per check-iną taisyti negalime, bet rungtynių dieną galima pataisyti. Aš tuoj parodysiu, ten galima numerius pataisyti, žaidėją įdėti, jeigu jo nėra įdėto, ar visą kitą, tai galima rungtynių dieną pataisyti, per check-iną ne. Ačiū. Tai tada einame jau prie rungtynių dieną pildomo protokolo. Taip pat prisijungiame su tais pačiais prisijungimais, su kuo jungiamės ir per check-iną, pasirenkame Lietuvos tinklinę federaciją, tada vedame savo prisijungimus, kadangi darau per testinį variantą, tai bus vėlgi Scorer Test. Ir jungiamės. Taip pat vėlgi Lietuvos tinklinė federacijos atkrintamosios rungtynės, taip, mums reikalingos šios. Visa pradžia yra lygiai tokia pati, kaip ir per check-iną, tai taip pat ir susipildome rungtynių dieną viską. Laukiame. Taip, vėlgi pasižiūrim pagal viską, jeigu tai yra mūsų rungtynės, laikas, data, komandos, tinkas, spaudžiame Load Match. Interneto patikrinimas. Patikrina. Taip. Internetas patikrinamas, spaudžiame Next, čia nieko blogo, spaudžiame ne, vėlgi atidaro mūsų rungtynių informaciją. Kai jau pildome, matome, ką mums reikia užpildyti. Matome, su kokiamis maikėmis žais komandos, taip ir pasirenkame, paspaudę ant marškinėlio, atidaro spalvas, tai tarkim Vytauto komanda žais mėlynom marškinėliais, Sparnų komanda žais juodom aprangom, taip ir pasirenkame, ką mums reikia užpildyti, tai šalis. Tai aišku bus Lietuva, spectator žiūrovai, tai galėsime papildyti po rungtynių, nes nežinome, kiek žiūrovų maždaug bus. Taip pat čia bus įrašyti teisėjai, jeigu ne, tai tiesiog paspausime šią rodiklytę ir mums išmes visus teisėjus, čia yra testinis variantas, tai tiesiog nėra, bet pasirinksime, o mes kaip skoreriai įsirašome šioje vietoje
Įrašome pavardę, dabar rašau savo, tada vardas, miestas ir tautybė, tai būtų sutrumpinimas LTU. Visą mes užpildėme ir spaudžiame OK. Mums rašo, kad viršus nėra užpildytas, bet čia yra testinis variantas, tai nėra svarbu, spaudžiame ne, supervisorių mums nereikia ne ir važiuojame toliau. Ir dabar būtent atsidaro tas žaidėjų sąrašas, langas, kur mes būtinai turime sutikrinti pagal paraišką žaidėjus, kurie yra, būtinai vardai, pavardės, numeriai ir visa kita. Jei kažko nėra, tiesiog pasižymim, spaudžiam remove. Čia, kadangi testinis variantas neišeina, bet jisai išsimeta į kairę pusę. Jeigu yra blogas numeris, tiesiog paspaudžiam 2 kartus ir keičiam, kokio mums reikia, tarkim 11 jisai bus. Ir visa kita, čia galime pasireaguoti vardas, pavardė. Jeigu, pavyzdžiui, nėra 3 numeris, ne tas, to žmogus nėra, mes tiesiog ištrinam ir rašom, kad tai yra kitas žmogus. Taip mes ir susikoreguojame viską pagal sąrašą. Tuomet būtinai pasirenkame kapitoną, kuris žaidėjas yra kapitonas. Čia yra dešinėje pusėje, tai kapitonas. Šiuo metu gali būti kapitonas ir libero, tai pirmas libero kapitonas ir antras libero kapitonas. Taip pat pasirenkame ir libero žaidėjai, ar tai yra numeriai atitinka, žmonės atitinka, žaidėjų rašo, kiek žaidėjų šitoje vietoje. Jeigu ištrinsime, rašys 9, gali būti ir daugiau. Jeigu viskas gerai, spaudžiame next. Atidaro kitos komandos sudėtį, vėlgi viską pasitikriname, numeriai atitinka, žaidėjų skaičius atitinka, pasižymim kapitonas, kad yra, libero susižymim, jeigu viskas atitinka, vėl spaudžiame OK. Ir iššokam lentelę, spausdinti šitos žaidėjų sąrašus. Mes kaip statistai turim atspausdinti vieną šitą sąrašą. Dabar, kadangi nespausdinsiu, spaudžiu ne, bet šiaip turime atspausdinti, ką kapitonai ir treneriai ateina pasirašyti po burtų traukimo. Na ir iššoka mums pagrindinis langas. Ką pirmiausia turime padaryti, tai kai ištraukia burtus, mums pasako, kas laimėjo padavimą, mes pasirenkame, ar tai yra ši komanda, ar tai yra ši, ten ir paspaudžiame, tarkim, dabar pasirinko Vytauto komanda, laimėjo burtus. Jeigu keičiasi pusė, mes tiesiog paspaudžiam switch side ir pasikeičia pusėmis. Ir tuomet spaudžiame lines up ir mums atsidaro sustojimai, supildymas sustojimų. Tai gauname lapelius, tai tiesiog kaip kam paprasčiau galima tiesiog paspausti 2 kartus ant reikiamo numerio, jisai atsiranda, aišku, zonos eina 1, 2, 3, tai taip ir rašosi viskas. Jeigu patogiau, tiesiog galima paspausti ir rašyti ranka numerį. Lygiai taip pat įsirašys. Taip pat ir vienos komandos, ir kitos supildom sudėtis. Jeigu viskas gerai, dar kartą patikrinam, spaudžiam OK. Ir šie žaidėjai pas mus atsiranda aikštelėje. Tada galima, aš kadangi Parnų komandoje į aikštelę neišleidau kapitoną. Tada man išmeta tokią lentelę, kad aš turiu pasirinkti, kas tuo metu aikštelėje yra kapitonas. Tai teisėjai paklausia, mums parodo, pakelia ranką, tai tarkim bus 5 numeris kapitonas šiuo metu, kol nėra tikrojo kapitono aikštelėje, mes pasirenkame. Ir pasidaro, kad tuo metu, kol nėra tikro kapitono aikštelėje, tuo metu būna 5 numeris kapitonas aikštelėje. Na ir viskas, kai viską susipildėme, galima pradėti rungtynės, tiesiog spaudžiame start set. Mūsų klausia, ar Vytauto komanda nori įleisti libero aikštelę, mes spaudžiame taip.
ir mūsų libero 11 keis ar 4 numerį, ar 8. Mes tą ir pasikeičiam, spaudžiame, kad keis 8, o klausia, ar parnų komanda nori, mes, tarkime, spaudžiame ne, jie nenori ir pradėkime setą. Viskas, vyksta rungtynės, komandos pelno tašką, vėlgi prasideda rungtynės, kita komanda pelno tašką, spaudžiame. Čia išmeta šią lentelę vien dėl to, jeigu per greitai paspaudžiate, tai jums toks kaip ir pagalba, jeigu netyčia paspaudėt mygtuką, jūsų klausia, ar tikrai norite uždėti tašką. Dabar aš kadangi greit spaudžiu, tai taip, bet jeigu jūs netyčia, tai tiesiog paspausite back ir jums neuždės to taško. Dabar rodo mums pagalba, kad jau 8 numeris turi išeiti libero, vėlgi mūsų klausia, ar dabar libero nori įeiti. Kadangi turime 2 libero parnų komandai, tai pasirenkame, kuris libero keičia 8 numerį, pasirinkom 6, spaudžiam jas ir 6 numeris atsirado aikštelėje kaip libero. Vėlgi, žaidžiame, pelno tašką, ar keičia libero, spaudžiam jas. Tuomet, kai yra 2 libero, juos galima, čia yra exchange libero, nes būna, kad komandos žaidžia su 2 libero ir tarkim vienas įvedinėja kamuolius, kitas žaidžia tik gynyboje, tai tiesiog paspaudžia exchange libero, jie automatiškai čia pasikeičia. Tiesiog vėl žaidžiame, pelno tašką, jeigu tarkim neįsiveda libero, norime, kad jisai išeitų iš aikštelės ir grįžtų žaidėją, tiesiog spaudžiame libero out ir grįžtų 8 numeris į aikštelę. Vėl pradedam žaisti, pelno tašką, žaidžiam, pelno tašką. Dar kartą ir tuomet mes norime daryti keitimą. Čia mums rodo atsarginių žaidėjų suolelį, tai kadangi yra 2 libero ir 2 likę žaidėjai, tai tarkim 2 numeris nori keisti 9 numerį, tai tiesiog paspaudžiame ant 2 ir tempiame rodiklytę ant 9. Ir mums išmeta, kad 2 numeris keičia 9. Jeigu tikrai taip, spaudžiam confirm, jeigu netyčia ne ant to užtempiam, spaudžiam cancel ir iš naujo užtempiam, ant kurio reikia. Spaudžiam confirm, pas mus keitimas įvyko. Čia apačioje mums rašos, kiek keitimų yra atlikta, tai šiuo metu atlikome tik vieną keitimą, mums taip ir rašo. Taigi, žaidžiame toliau, rungtynės vyksta. Pelnomi taškai ir išmeta, kad yra techninė minutė pertraukėlė, kadangi pas mus jos nebūna, tai tiesiog spaudžiam end of timeout ir viskas. Žaidžiame toliau, žaidžiam ir tarkim komanda nori paprašyti minutinės pertraukėlės, tai tiek čia yra timeout. Spaudžiame prie reikalingos komandos timeout, ar tikrai minutinę pertraukėlę, spaudžiame taip ir mums išmeta, kad vyksta minutinė pertraukėlė 30 sekundžių. Mes palaukiame ir jinai po to automatiškai įsijungia, jeigu tiesiog truputį greičiau baigės, tiesiog paspaudžiam end of timeout, viskas, minutė baigėsi, mums taip pat rašo čionais, kad jau yra išnaudota 1 minutinė pertraukėlė. Taigi, vėlgi, žaidžiam rungtynes toliau, žaidžiam, pelnam taškus, viena komanda pelno. Dar būna tokių atvejų, tai aišku, kortelių parodyta, tai tiesiog yra šioje vietoje cards paspaudžiame, atsidaro, pasirenkame, kuriai komandai buvo parodyta kortelė, tarkim parno ir mums išmeta. Ar tie žaidėjai, kurie yra aikštelėje, taip pat gali būti ant suolo sėdintys žaidėjai, ar tai galbūt technical staff, tai yra treneris, taip pat jam galima duoti kortelę, tai tarkim pasirinksime, kad tai yra aikštelė esantis 3 numeris, pasirenkame jį ir čionais yra pasirinkimai, kurią kortelę gavo. Tai tarkim gavo geltoną kortelę, spaudžiam ant geltono, mūsų paklausia, ar tikrai 3 numeris gavo geltoną kortelę, mes spaudžiam taip, viskas, mūsų geltona kortelė yra užfiksuota, back to scout, grįžtame atgal į rungtynes. Vėlgi, žaidžiame toliau, žaidžiame,
Vėl techninę minutę mes jos neturime. Tarkim, komanda Parnu paima 2 minutę pertraukėlę, taigi vėl pralaukiame. Ir pas ją jau rodo 2 raudonai dega, reiškia, kad jie šiame sete jau išnaudoja 2 minutės pertraukėlės ir daugiau imti jau nebegali ir mums net nebeleis čia daugiau paspausti. Toliau žaidžiame. Pelnome taškus. Spaudžiam. Taip. Ne, tuoj baigsime setą. Taip. Viskas. Baigėsi setas, mums rodo, kiek minučių tai truko, 10 minučių, kada baigėme, viskas tvarkoj, baigėsi rezultatas, spaudžiame Confirm End of Set ir mums atsidaro antrąją setą, vėl spaudžiame Lines Up ir vėl pildome sustojimus. Jie būna jau visą laiką įkritę pagal pirmąjį setą. Jeigu nedaug ką reikia koreguoti, mes tiesiog galime su rodiklėlėmis pasukti, mums net nereikės iš naujo, ar į vieną pusę, ar į kitą. Jeigu tik vieną, tai tiesiog galime pažymėti, ištrinti ir vietojo įrašyti 9. Viskas gerai, čia irgi sutikriname, ar gerai, ar negerai. Jeigu viskas gerai, spaudžiame OK, mes antrajam setui vėl esame pasiruošę. Vėlgi mūsų klausia, kadangi kapitono nėra aikštelėje Parnu komandos, mes vėlgi pasirenkame kapitoną. Tai bus, tarkim, 3 numeris, pasirenkame vėl mūsų kapitonas yra naujas aikštelėje 3 numeris. Ir vėlgi klausia mūsų pradėti rungtynės, tada klausia, ar Parnu komanda nori leisti libero aikštelę, spaudžiame taip, pasirenkame, kuris libero eis į aikštelę, pasirenkame, kurį žaidėją keis. Jeigu viskas tvarkoj, spaudžiame replace, keisti. Tada klausia, ar Vytauto komanda nori įleisti libero aikštelę. Paspaudžiame taip ir tarkim 11 numeris keis 4 numerį, kuris yra kapitonas. Tuomet vėlgi mums išmeta lentelę, kad mes vėlgi turime pasirinkti naują kapitoną aikštelėje, kol libero yra pakeitęs tikrąjį kapitoną. Tai vėlgi pasirenkame, kuris žaidėjas yra kapitonas, pasižymime, tai yra 9 numeris. Ir viskas, galime pradėti antrą setą. Tai vėl iš naujo pelnami taškai. Žaidžiam. Tai viena, tai kita komanda pildo taškus, tai čia tiesiog yra labai paprasta, ar į vieną pusę uždėti tašką, ar į kitą. Jeigu įvyks klaida, tai tiesiog ne ten uždėjau tašką, paspaudžiu undo. Mūsų klausia, ar tikrai mes norime atšaukti paskutinį veiksmą, mes spaudžiame taip. Ir mums atšaukia paskutinį tašką, jeigu tai mes netyčia jį paspaudėm. Ir iš naujo pradedam žaisti. Žaidžiame. Vėlgi pelname taškus. Žaidžiame. Mūsų techninės minutės pertraukėlės mums nereikia. Ir dabar tiesiog noriu jums parodyti jau pačių rungtynių uždarymą, kai komanda laimi. Dabar tiesiog noriu praeiti visus taškus. Gal dar būt pačiose rungtynėse yra klausimų, ko nepaminėjau. Keitimus paminėjau, minutę paminėjau, korteles paminėjau, sustojimus paminėjau, gal dar kažkokių prieš uždarant rungtynes yra klausimų, kurių nepaminėjau. Turbūt nėra, tai tada tiesiog pabandysiu greitai pereiti prie rungtynių uždarimo. Tokio, kad iškart visus taškus suvesti neišeina, reikia po vieną tašką ir spausti truputį tokia dalis ir baigėsi antrasis setas, confirm
ir visa kita. Ir čia dabar yra, kadangi iš 3 laimėtų setų, mums išmeta dar vieną setą, mes vėlgi lines up spaudžiame, visai kas spaudžiam ne, ir mums atidaro vėl sustojimą, vėl mes jį susipildom, susitikrinom, ar viskas gerai, jeigu viskas gerai, spaudžiame OK. Vėlgi pasirenkame kapitoną, nes jo nėra aikštelėje, 3, tarkim, numeris, ir vėl pradedame rungtynės, mūsų klausia, ar norime įleisti libero, mes spaudžiame taip, pakeičiame, ar kita komanda nori, spaudžiame taip, pakeičiame, kurį reikia, ir vėl pradedame 3 setą. Ir vėl viskas vyksta labai paprastai, į vieną pusę taškas, į kitą, kas pelno tašką ten į tą pusę ir spaudžiame. Čia mums palengvinimas, kad jau turi išeiti libero ir pareiti kitas žaidėjas. Mes vis pasižiūrime, ar taip viskas vyksta, pasižiūrime, kad taip žaidėjai stovėtų, nebūtų zonos, mes viską matome. Taigi vėl Parmų komanda pelno taškus. Žaidžiame. Čia minutės pertraukėlę. Neturime. Žaidžiame. Antra reikalinga. Tai jau prieisime prie rungtynių uždarimo momento. 3 setas. Taip. Ir viskas. Baigėsi rungtynės, 3 setas, jeigu viskas gerai, spaudžiam confirm and set ir mums išmeta lentelę ir mes norime pakoreguoti žiūrovų skaičių. Kadangi mes pradžioje nežinome, tai spaudžiame taip, tiesiog grįžtame prie pirminės lentelės ir čia, kur yra spectators, mes greičiausiai nesuskaičiuosime jau taip, kaip yra, bet maždaug įvesime, kiek buvo atėję stebėti rungtynių žiūrovų, tarkim 54. Įvesime, paspausime OK ir viskas. Ir ateina rungtynių įkelimo į sistemą momentas, tai spaudžiame score sheet approval ir tada išmeta mūsų šitus prisijungimus. Čia šitoj vietoje išmeta teisėjas, kad turi įvesti slaptažodį, tai šitoje vietoje teisėjas įveda savo slaptažodį, kurį turi žinoti. Ir spaudžiame approve and final match. Išsisaugome tas rungtynės kompiuteryje, įrašyti. Ir viskas. Tuojaus atsidarys langas. Kad upload match. Dar prieš tai mes turime atsispausdinti score sheetą. Spaudžiame score sheet, pasirenkame printerį. Po rungtynių mums reikalingi 3 rungtynių protokolai. Mes juos pasirenkame, atsispausdiname, aš dabar jų nespausdinsiu. Viskas, kai atsispausdiname, tiesiog paspaudžiame upload match. Ir viskas, mūsų rungtynės jau yra įkeltos į sistemą. Dabar, kadangi tai yra testinis variantas, tai aš tiesiog nieko nekelsiu niekur. Pabandysiu paspausti, bet kraunava mūsų įkelimą. Taip pat ir po oficialių rungtynių reikia šiek tiek palaukti, kol įkels, minutę, 2, kartais iki 5 trunka. Tai tiesiog čia vyksta įkelimo procesas. Ir viskas mums išmeta, kad mūsų rungtynės yra sėkmingai įkeltos, spaudžiame gerai. Spausdinti jau nieko nebereikia. Viskas.
mūsų rungtynės yra baigtos ir įkeltos ir atsiradusios sistemoje. Tuo atveju buvo atvejų, kai mums išmetė, kad rungtynės nėra įkeltos sėkmingai. Ar čia buvo tiesiog dėl atnaujinimo darbų toksai, ar pasitaiko tokių dažniau atvejų? Man šis niekada nėra pasitaikę tokio atvejo, tai va čia, kaip sakėt, tai keista buvo, tai aš manau, kad čia buvo dėl atnaujinimo darbų, nes tuo metu aš pati bandžiau atnaujinti sistemą, tai man gal iš 7 kartų neatsinaujino. Tai va vien dėl to tą check-iną būtinai pasidarykit dieną prieš, kad matytumėt, kad veikia ta sistema. Nes jeigu veikia dieną prieš, tai veiks ir kitą dieną, bet va jeigu po ilgesnio laiko nebuvo rungtynių ir įsijungsit tik tai mečo dieną ir galbūt tai buvo vykdomi kažkokie atnaujinimai ir jūs neatsinaujinot, tai vat po to gali ir neįkelti jums rungtynių ir užstrigti. Ir aišku, dar internetas, jeigu tenais prastesnis bus ir gali būti problemų. Bet jeigu užstringa, vėliau įkelti neturėtų būti problemų, ne? Bandyti šiek tiek vėliau įkelti. Taip, nes jūs kai neįkelsite, jums išsijungs, bet po to, kai įsijungsite vėl iš naujo, prisijungsite ir jūs sugrąžinsite tą vietą, kur jūs baigėte. Tiesiog vėl prie to įkelimo momento turėtų jūs grąžinti. Nes o jūs nebandėte, tada neišėjo įkelti iš naujo. Ar jūs tiesiog iš naujo suvedėte tada rungtynės? Nežinau, negaliu pakomentuoti, bet tiesiog mes kitokiu būdu ten suvedėm rezultatą. Nes kėlė, neįkėlė per naują, mums tiesiog protokolus atsiuntė. Šiaip, sakau, niekad neteko susidurti, kad neįkeltų. Čia buvo toks pirmas atvejis. Yra buvę, kad man yra išsijungę, tiesiog užstrigę programa, tai aš tiesiog išjungiau, ten kažkas atsinaujino ir įsijungiau ir mane sistema įleido į tą vietą, kurioje aš užstrigau. Būtent į tą momentą, kur užstrigau. O kad pačias rungtynės, jeigu neįkėlė ir kad iš naujo, nežinau, prisijungus, turėtų įmesti į tą momentą, kad jas įkelti, arba gali paprašyti jas tiesiog iš naujo supildyti. Dar gali būti ir toks variantas. Aišku. O mums būtent čia ir buvo, kad čia Gargždų trenerė Jolanta Žukauskienė. Aš su savo komanda žaidžiau pirmas rungtynės, viskas buvo tvarkoje, gerai. Po to iš eilės žaidėm sekančias rungtynės. Ir kaip sekretorė norėjo įrašyti rungtynės, sako, man nebeleido, man dingo ir po to jai nepavyko prisijungti. Tai tada mes keitėm kompiuterį ir jau ten nieko nepavyko, kaip jūs, kad sakot, vėl įeiti ir nuo tos vietos įrašyti. Tai daugiau per savo kompiuterį turėjo pabandyti atnaujinti ir įeiti per programą. Jinai bandė, bet jai nepavyko. Čia, Jolanta, tikriausiai buvo tas atvejis, vat, kaip minėjom, kai kalbėjom su Monika, kad čia vyko sistemos atnaujinimo darbai, nes tada būtent tą dieną, kai pas jūs vyko, ir kitur, žinokit, visur irgi strigo ir irgi buvo problemų, o paskui atsinaujino ir viskas, visiems kitiem, kas vykdė savaitgalį, jau lyg tai viskas tvarkoj buvo. Tai čia tiesiog... Tiesiog mes pataikėm tuo momentu. Jo, nepasisekė. Nieko svarbu, dabar viskas yra ištaisyta, viskas kaip priklauso. Tik aišku, tuo metu truputį to Streso gavote. Norisi gražiai pravesti varžybas, o... Visko būna, visko pasitaiko ir viską išsiaiškinom. Tikėkime, ateityje nebus tokių stresinių situacijų. Bet čia tokie atnaujinimai ganėtinai reti, aš kiek daug metų, man iš vis nepasitaikė, bet pirmą kartą girdžiu, kad pasitaikytų. Žinokit, ne pirmą kartą, aš jau jūsų klausau ir pirmą kartą, kai vedėt, žadėjau sakyti, kad aš esu susidūrusi ne vienoje vietoje, kad būtent taip atsitinka ir nieko neina padaryti. Ir pernai įvyko šitokie dalykai. Ir pas mūsų buvo, ir mes buvom kitur, kad užstrigdavo. Jolanta, o čia dabar mano klausimas tada, bet čia dažni tokie būdavo atvejai? Ne, čia nesistemingai, čia vienas kitas toks atvejis. Nesistemingai, bet būtent kur aš, bet pataikydavau. Supratau, nes čia gali būti, kad tie atnaujinimai, jie karts nuo karto vyksta ir vis arba nepasiseka, arba tikrai kitą kartą kažkaip bandyti reikia.
Nu, mes va, irgi Šilalėj žaidėm, irgi U15 pirmą turą. Tai Šilalėj irgi nepavyko. Bet Ir tada būtent klausimą, ar tikrai atliko dieną prieš check-in rungtynę? aš šito negaliu pasakyti, nes ne aš vedžiau Aš- varžybas. Aš galėčiau pasakyti, pakomentuoti, kad patikrinus, kas atliko prisijungimus, pavyzdžiui, tą testinį variantą, tai labai mažai kas atlieka testinius variantus. Tikrai nėra dauguma komandų. Ir dėl to, čia Monikos yra geras priminimas, kad tikrai dieną prieš, dabar tikrai jau visi turit visus prisijungimus, pabandyti paprašyti sekretorių, kad dieną prieš iš namų prisijungtų, pabandytų, ar viskas tvarkoj, kad paskui nebūtų mažiau tokio streso, arba jeigu pamatytų, kad kažkas neveikia sistemoje, būtų galima dar mum paprašyti kreiptis pagalbos į sistemos administratorių ir gal net ir gauti atsakymą, nes ganėtinai greitai atsakom. Tai va, tai toks priminimas. Dar gal būtų klausimų? Jo, norėčiau sužinoti, kad teisėjai turi turėti savo kodus. Mes šiemet vykdom pirmą kartą, tai kokiu būdu teisėjai turi gauti tos kodus, kaip gauti? Valdemarai, mes jums turim atsiųsti. Dabar Kaip sakot? mes jums turim atsiųsti prisijungimus. Jo, tai man atsiųsti ar teisėjų vardus, pavardės, dar kažką. Ne, jums nereikia, bus tiesiog, mes jums atsiunčiam jūsų komandų prisijungimus ir komandų slaptažodžius, elektroninio protokolo slaptažodžius ir priskirtą teisėjų slaptažodį. Ir ten yra nesvarbu, koksai teisėjas, tiesiog jie skirtingi yra mergaičių ir berniukų grupėm. Tai čia šitus jūs iš mūsų gausit. Čia Vilniaus rajonas, taip? Jo, ir iš karto gal dar vienas klausimas, nes irgi nepaminėjo Monika, nes kiekvieną kartą prieš rungtynes sekretoriatas trenerių klausė prisijungimo kiekvienos komandos kodas, tarkim Vilniaus rajonas 766, aš jau žinau atmintinai, o čia nepasakėt, kurioje vietoje mes turėtumėm pasinaudoti, kuris yra naudojamas. Čia dabar testinė variantė mane išmetė, bet jūsų kodo paprašys, kai suves vienos komandos žaidėjus sutikrins, tada sutikrins kitos komandos žaidėjus ir paspaus OK, ir tada išmes lentelę, kur reikalinga abiejų komandų slaptažodžiai. Tada sekretorius ateis, jūsų paprašys vienos komandos, tada kitos ir įvedus. Čia yra po žaidėjų sutikrinimo. Ačiū. Turiu klausimą su tuo susijusi, jeigu abiejų komandų vadovai, treneriai, kaip ir patvirtina tą sąstatą komandos įvedę slaptažodį, tai kam tada reikia dar spausdinti tą protokolą? Nu, ne galutinį, kur 3 variantus, bet tą tokį ten, kur su tais žaidėjų sąrašais. Gal jis nėra būtinas? Šitą aš nežinau iš tikrųjų, kaip darė pernai metais. Aš sakyčiau, kad tas per vidurį čia gal labiau tas su žaidėjų sąrašais, kur visi pasirašo, ne? Čia gal labiau jau aukštesnio lygio varžybom jis reikalingas, o mūsų šita moksleivių tinklinėje, tai aš labai abejoju, gal čia treneriai galėtų labiau pasakyti, ar jie tai pernai metais taip darė komandos, bet man atrodo, mes nereikalavom ir pernai metais šito. Kai kuriuose miestuose darydavo, spausdindavo, o kai kur ne. Ir pavyzdžiui, va šiemet ir aš kai vykdžiau, tai mes nespausdinom. Nes nesaugo paskui jų. Nu, kad man, pavyzdžiui, asmeniškai manęs jų nereikalauja, tai man visa informacija yra. Tada tas pats gal susijęs su tais paskutiniais protokolais. Tarkim, jeigu tuo metu iš tikro ten nėra galimybės atspausdinti, tai realiai galima tuos protokolus ir iš sistemos atsispausdinti, jeigu komandom reikia. Galima. Nu, nes tikrai aš manau, ten toksai su tais printeriais ten ne visi sėdi salėje, bet realiai, jeigu tikrai reikia, gali turbūt net čiagi viešai po to tie protokolai būna sistemoje, tai tiesiog galima atsispausdinti ir pasižiūrėti.
Tai vat ar čia irgi yra toks, nu, kaip reikalavimas, ar čia tik tai jeigu norima tą daryti? Reiktų gal apsibriežti kaip. Tai čia gal labiau Goda yra klausimas mum, nes Monika, kaip sakiau, šitų suaugusių ir aukštesnio lygio, ten yra tikrai reikalavimas visus spausdinti ir su visais parašais. Ir jie yra archivuojami o čia tada mums reikėtų pasitart viduje, nes tikrai ne visos mokyklos turi tas galimybės tą padaryti, ne visas techninės priemonės ir ne visi ir tuos protokolus pas save archivuoja ir saugo ten ir spausdina. Tai toksai, vat vieni saugo, kiti nesaugo. Tai toksai, gal mums čia labiau, jeigu viskas yra sistemoje, dabar vis tik tais yra jau 21 amžius, gamta saugoma, ar mums reikia tikrai tų spausdintinių su visais parašais. Tai čia gal mes tada apsitarsim ir tada visus informuosim, jeigu kažkokių kils klausimų tokių dėl to trūkumo. Dar kitą klausimą turiu, tą čekiną dieną prieš. Jeigu, tarkim, pasidaro sekretorius, ar gali dar ir treneris pasižiūrėti, ar viskas gerai, galima daug, nu, ne vieną kartą tą čekiną galima daryti. Ar jeigu vieną kartą jau? Negirdžiu, Monika. Galima. Galima. Ir tarkim, toksai dar atvejis irgi, jeigu ten pildoma, tarkim, ten, nežinau, du setai sužaisti ir trečiam ten, nežinau, dingo internetas ar kažką, ne, tai kokie patarimai, ką daryti? Ar palauk, kol ten, nežinau, atsiras vėl, tarkim, ryšys, internetas, nežinau, ten gal koks modemas buvo atjungtas ar kas, ir turėtų kaip ir sistema leisti tada grįžti į tą pačią vietą, kur buvo baigta, taip? Taip. Bet nes buvo čia irgi vienas atvejis, kai sužaidė 2 setus ir trečią ten kažkas atsitiko, tai tie 2 setai kaip ir liko sistemoje, o trečią jau po to įvedėm ranka per sistemą. Tai tiesiog. O pati, kaip prisijungusi Data Volley, negrįžo į tą vietą, kur... Irgi nežinom, kaip buvo ten tiesiog jau post factum, nu, kaip gavom tokią Jolanta, informaciją, kad... Ar ne jūsų atvejais čia buvo su trečiu setu? Ar bandė grįžti ar leido sistema tęsti, ar ne? Jolanta? Nėra, galėjau. Šiaip turėtų leisti, tik aišku, čia yra laiko klausimas, jeigu greitai sprendžiama problema, tai taip, jeigu ne, tai jau tada geriau ranką pabaigti pildyti ir po to suvesti. Bet sistemoje neturėtų tada kabėti kaip neužbaigtos rungtynės? Turėtų. Tai po to, kai jas užbaigsim, tada tik jos ir užsibaigs. Bet būna, kad nestabdyt pačių rungtynių labai ilgam laikui, tai tiesiog tada pabaigti popierinį ir po to po visko susivesti į sistemą, o sistema turėtų grąžinti į tą vietą, kur buvo užstrigę. Dar tada klausimą turiu. Sakykit. Monika, kaip vat veikia sistema pati, ar tai yra kaip, nu, jeigu aš naudoju kaip sekretorė, vat, tarkim, savo kompiuterį, ne, ir ten kažkokie techniniai gedimai, ir aš pakeičiu kitą, ne, tiesiog kompiuterį ir vėl bandau prisijungti, tai ar man irgi tą patį rodys, kur baigiau, ar čia tiesiog turi tu su tuo pačiu kompiuteriu ir pabaigti visą tą pildymą? Šiaip taip nebandžiau, bet manau, kad turėtų leisti sugrįžti. Šiaip sunku atsakyti dabar. Su kitu kompiuteriu nebandžiau, su savo kažkada man vieną kartą yra nutrūkę ir tiesiog vėl, perėmiau kompiuterį, įsijungiau iš naujo programą ir man tiesiog šitoj vietoj išmetė, kad sugrįžti į rungtynes. Tenai, kur sustojau, paspaudžiau ir man vėl sugrįžo visas vaizdas į tą vietą, kur sustojau. Bet iš kito kompiuterio aš nebandžiau, tai sunku pasakyti, bet manau, kad prisijungus gal turėtų grįžti į tą vietą. Sunku pasakyti. Ar dar būtų klausimų?
Dar Alisa, gal tada reiktų irgi vis tiek visiems siunčiam tuos 3 prisijungimus, tą administrative, statistics ir team. Tai tada gal pasakyti visiems, kad tas statistics tai yra sekretoriui prisijungimas, taip, team tai patvirtina tada komandos vadovai, komandos sudėtį, o tada su administrative, kas yra daroma, ar jo reikia, nereikia, kokiu atveju. Su administrative ten turėtų labiau keisti irgi, leisti žaidėjus keisti ir visą kitą su šitu. Kiek jis yra naudojamas, kiek jis yra plačiai naudojamas, aš tikrai negaliu pasakyti, nes aš nenaudoju tos sistemos. Bet 2 pagrindiniai tai yra statistiko ir yra komandos, kur jau komanda gali pakeisti, man atrodo, ir nuotrauką susidėti, ir ten marškinėlių numerius, ir visa kita. Ir kur prašo pati sistema, yra vat šitie prisijungimai. Monika, teisingai sakau, kad ten, kur reikia komandos prisijungimo, tas team. Tai mes gal tiesiog galim, kad neblaškyti, prisiųsti statistikų prisijungimą, komandų prisijungimą, o jeigu jau prireiks kažkokio administracinio, kur ten daugiau reikia keisti, tada mes atsiųsim atskirai. Bet kadangi pagrinde viskas yra per mus ir žaidėjai įrašomi ir viskas turi vykti per centralizuotai, tai gal net šito ir nereikėtų dalintis. Tiesiog... Ir tarkim, jeigu pasidaro check-iną dieną prieš ir mato žaidėjų, nežinau, ar pavardės ten kažkas negerai neįvesta ar ką, tai tada ar turėtų į sistemos administratorių, mokinių tinklinį kreiptis, kad iškart ten žiūrėtumėm, tvarkytumėm, ar kitą dieną per rungtynes, jeigu jie patys gali įsirašyti tuos žaidėjus ir pasikeisti, tai ar jiem patiems susitvarkyti. Čia irgi toks. Jeigu trūksta kažkokio žaidėjo, kuris nėra ten, tarkim, nėra paraiškoje, komandos pačios įsivedinėti negali. Todėl, kad vadinasi tie žaidėjai, kadangi yra ir nuostatose reikalavimas, kad tu gali papildyti komandą žaidėjų ne vėliau kaip 2 dienos prieš rungtynes. Rungtynių dieną jokių naujų žaidėjų įvedinėti negalima, čia turi būti sužiūrėta. Tai jeigu yra kažkokie netitikimai, ten pavyzdžiui, ten marškinėlių numeriai, dar kažkas, tai čia tikrai pačios komandos gali pasitaisyti šitą, bet jokių naujų žaidėjų jie įvedinėti negali. Turi būti, jeigu naujas žaidėjas, tai jeigu jisai laiku nėra įrašytas į sistemą, jisai žaisti negali. Tai šitoj vietoj dėl tokių kažkokių, nežinau, ten kokios Monika gali... Bet aš galiu pasakyti, tai yra ir, Lietuvos čempionate pasitaikė, kad tiesiog, ta žaidėja žaidžia, bet tiesiog 2 kartus jau 2 kartą pildau, bet, jis vis dar nėra įtrauktas. Tai čia yra blogai. Tai čia yra blogai ir šituo atveju turi būti komandai taikoma bauda ir tai yra nuostatose parašyta ir žaidėjas neturi būti leidžiamas į aikštelę pagal varžybų reglamentą. Tai tai čia tiesiog nesužiūrėta yra irgi organizatorių, kurie kuruoja tas varžybas. Tai šituo atveju mes dar dėl paraiškų irgi pasikalbėsim tada atskirai. Ir dar toks klausimas norėjau paklausti, ten rungtynės mes surašom, bet kitą kartą pasibaigia anksčiau. Ir ar galima anksčiau pradėti ir tada ar tą rašyti, sakykime, faktinį laiką, ar tas, kuris buvo numatytas, kaip čia daryti. Nes kitą kartą komandos sako, kad nelaukti, gal anksčiau pradėsim ir patys teisėjai klausia, kiek čia jums reikia to apšilimo, ar reikia nelaukti valandą, ar galite ir greičiau, tai kaip čia pasielgti protokole. Tai rungtynių laikas vis tiek jau būna iš anksto suvestas, jo tenais taip pakeisti neišeis, bet jūs tiesiog prisijungsite tuo laiku, kada jis buvo įvestas ir vesite protokolą ten. Nieko tokio tas laikas. Tai ten, kiek supratau, tai nereikės ten laukti, ten tos valandos galima anksčiau, ten laikas bus jau nepataisomai, sakykime, įrašytas, bet tai ne tiek turbūt jo svarbu.
Ačiū. Betgi galima koreguoti rungtynių pradžios laiką, ten nėra tokių galimybė. Galima, jo. Nes tokiu atveju gausis, jeigu, pavyzdžiui, rungtynės numatytos 3 valandą, o mes pradėsime 2 valandą, tai rungtynių trukmė bus 5 minutės arba 15 minučių, tai nelogiška. Tai valandas taisyti galima, jo, ten numatyta Ten buvo yra- viena. Mes bent jau kiek darome, tai visą laiką koreguojame laiką rungtynių pradžios pagal faktinį pradžios laiką, nes tokiu atveju protokolas netenka prasmės. Nu jo, supratau, jo. Nu, nežinau, kaip Monika, jūs tai darote, pas suaugusius gal nėra tokio dalyko, nes jeigu vyksta 4 rungtynės, ir ten, tarkim, pirmos 2 baigėsi anksčiau ir netgi visą valandą prasideda 3 rungtynės anksčiau. Tai, pavyzdžiui, tvarkaraštyje yra 3 valanda įvesta, faktiškai prasideda 2, tai 3 setai pasibaigs po 2:15, po 3:15 tai ir visi, jeigu mes pradėsime 3, ir protokolė bus 4:15 minučių. Na, tai- Bet, iš bėdos, aš norėjau pasakyti tik tiek, kad toks veiksmas yra galimas, techniškai įmanomas. Norėjau tą pasakyti. Tai negalima taip daryti, reikėtų koreguoti laiką, bet kad pati sistema leistų vis tiek pildyti protokolą. Bet ar būtina koreguoti, ar geriau jau 5 minutės trunka rungtynės? Na, čia Alisa, gal tu geriau pasakysi. Turbūt būtų geriau pakeisti tą laiką. Jeigu ten yra 5 minutės, tai ten didelio matyt skirtumo gal nėra. Ne. Nu, jeigu prasidės rungtynės, turi prasidėti 3 valandą, o pradedam 2 valandą, taip? Ne, Nu, tai tai čia tada tikrai turėtų būti laikas koreguojamas, bet ir turėtų komandos būti iš anksto informuotos, nes jau čia valandą laiko, tai čia labai didelis skirtumas. Ir tas susitarimas turi būti abipusis ir ne tik tais turi būti tas tvarkaraštis, nes tada valandą laiko tai visas grafikas keičiasi. Taip, bet visos komandos yra salėje ir tai jau yra 3 turo rungtynės, visi sutinka, visi nori anksčiau pabaigti, nenori daryti ilgų tarpų, sako, gerai, viskas tvarkoja, mes galim žaisti valandą anksčiau. Tai galima koreguoti laiką sistemą, taip? Taip, Goda, kaip jūs sakytumėt? Nesigirdi. Aš manau, kad galima, jo labiau, kad aš irgi bandžiau šitą testinį variantą daryti ir ten tikrai leidžia įvesti rungtynių pradžią, kada jos pradedamos. Tai yra numatyta, pagal tvarkaraštį yra vienas laikas, bet faktiškai galima pakeisti ir paankstinti rungtynės. Tai jeigu manau, visos tikrai. komandos sutinka, yra vietoje sutinka, tai galima tada pasikoreguoti. Tikrai labai geras dalykas tas testinis variantas, ten tikrai viskas aiškiai galima pasižaisti, kaip sakau, ir netgi rašo, kada tas team turi pasvordus suvest, kada ten sekretorius, kada teisėjas, tai labai patogu. O vaikų lygyje tai tie teisėjai neturi savo konkrečių asmeninių prisijungimų, tai bet referi naudojamas, taip? Pasvordus. Tai taip. Dėl kurios amžiaus grupės klausat? Bet kurios amžiaus grupės vaikų teisėjai neturi vardinių prisijungimų. Tai galima tada, iš tikrųjų, aš manau, galima, nes yra kiekvieno miesto kaip teisėjas turi atskirą prisijungimą, tai kaip ir čia nėra paslaptis, galim tiesiog komandai atsiųsti ir su to teisėjo slaptažodžiu galit tiesiog patvirtinti. Tai jeigu yra tokie slaptažodžiai, tai juos reikėtų siųsti, nes turi jau prisidėjo, nes jų nežinom. Čia aš manau, kad čia, nežinau, ar gerai supratau klausimą, bet yra miestui, tarkim, druskininkam, yra merginų grupiai, tarkim, vienas teisėjų slaptažodis ir vaikinų grupiai yra kitas teisėjų slaptažodis, juos mes siunčiam treneriam ir juos turi treneriai, tai nėra kiekvieno teisėjo asmeniško slaptažodžio, jeigu mes čia apie tai... Teisėjų slaptažodžių mes neturime visada iki šiol naudojame žodį referi. Tai čia yra toks pas jumis slaptažodis. Jį galima pasikeisti, bet čia yra jūsų toks slaptažodis nustatytas sistemoje. Ne tik mūsų, čia visoje Lietuvoje, jis galioja tiem teisėjams, kurie teisėjauja vaikų.
Nežinau, mes tai siuntėm skirtingus slaptažodžius, gal kažką praleidau šitoj vietoj. Nes paskutinį, vat, jum, man atrodo, ir siunčiau, kur sistema parodo, kokie yra jūsų slaptažodžiai merginų, vaikinų grupėse. Druskininkų mieste, pavyzdžiui, Vilniaus rajone yra kitas slaptažodis. Bet ten teisėjų slaptažodžiai. Kaip? Tame laiške, kurį siuntėte slaptažodžius, teisėjų slaptažodžių nėra. Nu, aš dar kartą pasitikrinsiu, bet ten aš jums atsiunčiau slaptažodį. Ten jis gal taip atrodo kaip neslaptažodis, bet man tokį sistemą išmeta tiesiog. Taip, jūs atsiuntėte komandų slaptažodžius ir priešdarote slaptažodžius, bet teisėjų slaptažodžių nėra. Aha, gerai, aš pasitikrinsiu, dar galbūt tikrai neprisegiau, nors man atrodo, kad prisegiau, bet pasitikrinsiu ir jeigu neatsiunčiau, tai atsiųsiu. Ar būtų dar klausimų? Tai galbūt jeigu daugiau klausimų nėra, tai tada galim visi atsisveikinti, palinkėti vieni kitiems sėkmingų varžybų vykdymo ir kad mažiau būtų stresinių situacijų, o jeigu kažkas atsitinka, drąsiai rašyti, visi kartu visada bandom spręsti šitas visas problemas. Tai ačiū, Monika, tada už tavo laiką ir ačiū visiems prisijungusiems už jūsų laiką. Jeigu kokie klausimai, lauksime elektroniniu paštu tada klausimų. Aš vieną klausimą turiu. Aha. Alisa, bet aš čia jau, kaip sako, mes su Guoda kalbėjom, mano viena mergaitė, aš ją įtraukiau, jau komandinė paraiška buvo įtraukta, bet man niekaip nepavyksta sumokėti licenzijos. Tai čia yra gal atskiras klausimas, mes tada su jumis atskirai galim susiskambinti, pakalbėti, nes kaip tik šiuo metu tikrai per visus einu, per visus sumokėtas, nesumokėtas licenzijas, eina tikrinimai, kiekvieno atskirai ir žiūrima, kur kam kokie kilo sunkumai ir kur problema, ką mes pasigendam. Tai aš jūs pasižymėjus, žinokit, tikrinti rytoj kaip tik. Tai su jumis, aš manau, Jolanta, mes tada susisieksim rytoj. Gerai, labai gerai. Tada aš pasižiūrėsiu iš savo pusės, ko mums trūksta, jeigu trūksta. Iš mano pusės yra tik tai Guodos Daukšytės licenzija nesumokėta ir aš bandžiau įeiti, mes ir per mergaitės ėjom anketą ir iš viso rodo, kad jie iki 40 galiojanti, bet kai įeini į komandos paraišką, matosi, kad neaktyvi licenzija. Bet jie ir nėra sumokėta ir man, metai suvesti gimimo gerai? Liktai, pagal dokumentus. Nes būna klaidas meta, kai gimimo metai suvesti netinkamai. Ir būna, kad jeigu labai jauno amžiaus arba, pavyzdžiui, paplūdimy kokiam, jeigu jinai žaidė, galėjo ten susitikti. Ne, jinai šiemet 1 metai. Gerai, aš tada jūsų šitą klausimą tada užsirašau ir mes su jumis rytoj susisieksim, jūsų šitą dėl tos mergaitės tada išsispręsim, pasižiūrėsim, kas ten yra. Gerai, ačiū labai. Gero vakaro. Dėkui. Vakar. Tai ką, gero vakaro visiems ir gero ateinančio savaitgalio. Ačiū, viso gero. Viso geriausio. Viso gero.